Mes gal, žinai, šokinėjom parašutais ir šokinėjom tais kostiumais nuo kalnų. Jutomės kažkokiais ypatingi. Praėjo čia kažkiek tų metų ir atrodo, kad mes prie to pripratom. Buvo čia prieš kelis metus visi tie Netflix'e Niemcai dokumentika. Ir tada užsikabino kalnai ir tie pasiekimai kalnuose, ypač iš tų dokumentinių filmų, ką mačiau. Atrodo, kad kažkas vėl neįtikėtino. Kai darėm visokius Ironmanus ar maratonus, labai geri atsiminimai iš tos pusės, kad sukelia labai geras emocijas. Ir norėjos kažką padaryti su chebra. Pirmą kartą Evereste sužinojau, arba bent jau aš taip galvoju, kaip atsimenu iš vaikystės, tai kai tėtis pasaulio pažinime buvo knyga ir buvo aprašyta, kad Everestas yra didžiausias kalnas ir pamenu tikrai, kad sakė, kad jis vadinamas Džomolungma. Man atrodo, kad tėtis pažymėjo, kur jis yra su kryžiuku. Tai čia būtų toks pirmas, aš manau, atsiminimas. Apie tai kalbė ir svajoja, kažkaip tas gyvenime vyksta. Koduoji. Jis tikrai turėtų svajonių nuo vaikystės žymiai stipresnių ir sako, viskas, varom į kalną. Sudariau planą, 4 kalnai. Ir pavasarį lipame Everestą. Ir aš, varom. Tai noras ir buvo, kad surinkti žmonės, kad nebūtų jokio pavojaus, kad viskas būtų kaip žaidimo aikšteliai. Su kiekviena ekspedicija visi eiti į priekį ir kad nebūtų tas Everestas toks tolimas. Trysi, Kazbekas, Aconcagua ir Everestas. Šiaip, ko gero, mūsų draugystė su Paulu yra kūrenama to, kad jis motyvuoja daryti dalykus. Toli gražu ne vietoje sėdintis žmogus savo draugus tempėsi paskui. Kai jis paskambina, pasako, varom, tai reikia pasakyti, kada. Viskas rutuliavos ten jau dienom. Labai viskas greitai, aš sakyčiau. Suskanduoti dar, manau suskanduoti. Aš paskui 1, 2, 3, tu jūs jau žinot. 1, 2, 3. Pofketukas. Labai malonu močiutė ypač žiūrėti dabar bus. Da, 1, 2, 3. Viskas, dabar prasideda haikas. Niekas nebenori net jau varyti realiai tokią situaciją. Pirmas kalnas Lenkijoje Zakopanėje į Rysį. 2,5 km aukščio. Jis nėra sudėtingas, aukščiausias Lenkijos kalnas, bet mums papuolė jį lipti lyjant. Tai lipamės jį be jokio pasiruošimo, aišku, be įrangos, be rūbų tinkamų, be batų tinkamų. Ne, tai kad ir tas 2,5, kad ir kaip atrodo juokingai, bet Deivis krito ir literaliai būtų miręs 100%. Ir ten apsisukęs tiesiog su ranka išsigelbėjo prie mano akių. Supratom, kaip greitai oras kalnuose pasikeičia, supratom, kaip yra svarbu apranga. Kiti ten neįlipo, nes tiesiog realiai slidinėjo, ten kritinėjo jau. Mes jį įkopėm, lipam šešiese, pasiekėm už 3, aš, Povilas ir Manfredas. Tai va, jela. Jeigu ten gerai įsižiūrėsim, matysim, kurie nesugebėjo užlipti viršūnę, Baranauskas ir Maiklas. Tai ką, nieko naujo? Viršūnę pasiekė, kas pasiekė? Verchatūra, dviese. Esam dviese viršūniai. Dora jau sako nebelips. Būtų gerai čia nenukrist. Nuslysdimas maždaug taip, grandinėm. Sakykit kažką į video. Lengviau buvo užlipti. Lengviau užlipti? Po Rysį tada sekė Kazbekas, jis jau yra 5 km, jau vis tiek, tačiau, sakykime, tu jau tą pajauti pirmą kartą aukštę. Tai prieš tą 5 km aukščio kalną jau aš sakiau Paulai, bandom gal nukelti viską metais vėliau, nes nesu visiškai pasiruošęs jį lipti, ten reikia tikrai pasiruošimo kažkokio. Bet Paulas sako, ne, čia toksai lengvas kalnas, čia gal net varom su šeimom, su žmonom. Visi su žmonos nevarėsi, sakė. Tai važiavom dviese ir gerai, kad žmonos nevarė, nes jis nebuvo toks lengvas, kaip buvo patikta. Kiekvienam kalne galėjom mirti. Gal ne Kazbeke. Bet ir Kazbeke galėjom prisižaisti, tai... Damn, it feels good to be a gangster. Garminas sako, kad body battery iš 115. Mėgau 2 valandas. Man sako, kad mėgaut. Tau sako, kad mėgaut? Pamėgauk, sako. Let's go, rengiamas. Turim situaciją. Esam 4,5 km. Deivis ten medituoja. Niekas
nežino kur eiti. Laukiam. Iššūkis Kazbeko buvo labai rimtas, nes mes, kai neįlipom pirmą kartą, jau aš žygiavom atgal, aš sakiau viskas, aš jau buvau viską pardavęs mintyse, viską jau atsisakęs visų planų. Ačiū Dievui, jau galvoju viskas čia, supratau, kaip viskas sunku ir kaip yra neįmanoma. Tai turbūt tu kalnuose, kuo tu anksčiau pajauti savo limitą, kada tu nebegali, tada tu daugiau turi pasitikėjimo, kad kitam kalne priimsi teisingą sprendimą. Ir galvoju, mano alpinizmo kelionė pasibaigė. Grįžau palapinę, miegojau palapinę visą dieną ir visą naktį, tai Povilas, kol aš miegojau, bėgiojo po stovyklą ir tiesiog organizavo mums antrą bandymą. Kur ateina į palapinę, mane žadina, sako, tai lipsim antrą kartą. Kaip jautės? Be miego, man. Ir jeigu pas tą? Nori ją pačiulipti? Nu ką? Nori pirmanį viršų lipti. Ką? Pirmanį viršų lipti. Be manęs. Geras oras. Be manęs. Pas mūsų Deivių rizika yra taip. Jeigu yra rizikingas dalykas ir rizika yra 50-50, we take it. Pala, tave priartinsiu. Vienas, atsisuk. 1, 2, 3. Tai, na, aišku, Paulas nebūtų Paulas, tai jis viskas organizavo, sudėliojo, lipom antrą kartą gerom sąlygom. Skanaus, bro. Ir gana lengvai sulipom. Tai Kazbekas gavė labai gerą pamoką, tokį gerą jausmą, kas yra pavargimas. Nes antrą kartą, kai sulipom, buvo viskas gana lengva, nuo pat pradžių buvo lengva, jau matėm, kad sulipsim. O pirmą kartą jau buvo tikrai sunku ir atrodo, kad čia normalu tas sunkumas. Lipom to sunkumu, ir atrodo, kad mūsų klausė, lipom toliau. Ir kai apsuko mus dėl orų, tai supratom, kad tikriausiai reikia apsukti, buvo taip sunku grįžti. Tai tokį gavom pamoką, kas yra iš tikrųjų sunku ir kokiu momentu reiktų apsisukti. Yo, bro. Gerai jauties, Deivi? Jo, puikiai. Leikia Labai sunku. Labai. Liko paskutinis 100 metrų labai status. Tai iš Kazbeko turbūt parsinešėm tokį kaip ir Deividas. Turbūt Deividui tam buvo didžiausias takeaway'is, nes jis prastai jautėsi ir jisai suprato, kas yra, kai tau iš tikrųjų tas aukštis hitina ir kas yra nehitina. Tai visada, kai bet kokį kalną varydom, jisai tą experience atsimindavo ir jis sakydavo, aš tikrai žinau, kada aš nebegaliu. Nuo Konkagva yra toks jau, sakyčiau, ganėtinai rimtas. Vis tiek 7 kilometrai, mes lipam be degonės, dažniausiai žmonės lipa be degonės, tai ten tikrai tą aukštį pajauti ir tikslas toks ir buvo. Jeigu praeinama Konkagvos tekstą, tada jau Everestas. Artėjo prasideda Konkagva, 33 metų bičas mirė, ką tik parskridino, deda dabar lavonai policijos mašiną ir išveža. O tai va. Atskridom! Reach the base camp! Let's have 2 days of reaching the base camp. Jau mūsų nedauginti, ne. Let's go, Cam 1! Ir paskutinė naktis, einam vakarienę, pavalgom, po vakarienės jau paskutinis kartas miegosim savo tame namukė ir nuo rytojaus vien palapinės. Miego norėtus? Gal ir vėjuota, bet labai gerai matysis visas base campas. Va.
O čia žiauriausia atkarpa. Kęstutis artėja palink manęs. Labai išlykščiai ir klipsti, ir slysti. Ir akmenis. Stojam palisėti. Liko apie 250 metrų. Laukiam paviliuko, va pareina. Nu va. Ką? Kodėl? Čia mėgosim kaip pirmas. Visi status palapinės. Kaip tu, Deivi? Jo, bet kraujas bėga, na. Deivi bėga kraujas iš piršto. Jaučias tavo aukštis? Man jaučias. Jaučias, jo. O, piršto? Vis tiek, pakankamai laimingai, nes galėjo būti žymiai skaudžiau. Dėsim šitą, tada dar ant viršaus ir tada piniausi bintų. Na, šitą nuėmėm dabar greitai. Tai, šitą. A tu šypsais? Šyptas dabar. Na, davai, palinkėjimai, čia to, hebra. Linkiu jums niekada su Tadu niekur nekeliauti. Vyko, sturkysi. Aš biškis sergus, nori, kad ją. Sutrauksiu šitą? Bandysiu. Gerai, baisi, normaliai. Vaistai! Uždeg! Na, galvojau, kad mano Konkagva pasibaigė, nes tiesiog pragulėjau lovoje, atrodė, kad sergu, karščiuoju, bet panašu, kad taip veikia klimatizacija, tai dabar reikia gerti skysčių, bet savijauta ne kažką. Dėjus tvarkė palapinę. Ką mes čia turim, reikia kažkur gauti, atsigerti, atnešė vaistų. Toks buvo, kaip mes supratom, nonsensas, tai berods antroj stovykloj. Tiesiog užėjo audra. Nu tai kai trečią nakties išeina Deivis per audrą tos palapinės kažką ten bandyt tampyti ir jau tada ateina, sako, seni, žinok, nu čia pizda. Reikia, kad ateitum 100%. Paklaus nuo 1 iki 10. Eik tas laikykas gražiai. Paklaus nuo 1 iki 10. 1 iki 10. Pizdu pizda. Seni, ta prasme. Mes atsimeni, kur aš šokau Hainause? Aš esu čia arčiau mirties negu tame Hainause šuolį. Nunešė beveik pilnai palapinę. Šitam palapinės nieko neliko. Tik skudurai. Vat kas liko iš mūsų palapinės. Sustojom su Tadu rimante. Stopas. Užkastė. Kiek čia, kokia gera valanda ir būsim, ne? Aš esu buvęs ir aukščiau, čia nieko tokio. Aš tada aukščiausiai Čia. kilęs su balionu, 6-4. Šokau tada šiuo. Tai čia aplenksim iškai dabar. Tu debilė, lip greičiau. Nešala rankos? Deivi, ką tu? Normaliai, visios. Aiškus, mes su Deiviu abu čiainikai nelabai gilinomės tą kalną ir nežinojom, kad ten ganėtinai sunkiai atkarpa ir jinai yra ganėtinai stati, plus prasideda aukštis, plus tu esi pavargęs, jau daug valandų eini į viršūnę. Nu ir pradedant eiti, kaip ir aš pamenu, kad tiesiog prasidėjo, kad pradedi praradinėti kaip koordinaciją, sakykim taip. Atrodo, kad dėsi žingsnį, bet tu nežinai, ar nesijauti tvirtai, kad nepasvirsi vieną ar kitą šoną.
ant traverso atsargiai ir kadeletos tai nieko nedarai, užlipi 100 metrų ir tada darai kažką, bet ant traverso yra nulėkę. Ir piršinės ir termobuteliai. Kažką apie plysą? Nereikės ar nereikės? Gali Povilai pakartot, ką sakiau? Traversu, ne hujelinta. Na, aš turiu komentarą, bet patylėsiu geriau. Kaip tu, gerai? Keturi. Sunku. Tikrai nesam tikrai ir pavyks. Vienas jau apsisuko. Šiaip toks bendras nuovargis. Nei galva svaigsta, nei širdis labai plaka, bet pagalvojus, kad dar nei pusę neįvykiam. Neviltis ima. Tatis Pavelas papasakos, ką jisai mano. Deivis sakau, sukamės. Ir Deivis sako, ne, nesisukam. Tada mes toliau tęsiam ir tada pamenu, aš dėjau žingsnį ir man pasirodė, kad man pralėkė akmuo pro kojas. Aš garsiai sušaukiau, ir tada atsisukau, žiūriu, kad čia buvo mano pirštinė. Nu tai čia, kaip sakyti, haliucinacija, jau kaip ir jau viskas. Tai tada aš dar labiau užsigandau, tada pasakiau, Deivi, vėl sukomės, Deivis sako, ne, nesisukam. Aš tą nusprendžiau kaip ir suktis, pasakiau savo gydui, kad sukomės, gydas sako, ne, viršūnė šalia, einam, tai viskas bus gerai. Ir juokingiausia, kad Deivis vaidino, nes Deiviui irgi buvo blogai ir tiesiog Deivis nenorėjo išsiduoti, kad ir jam yra blogai prieš lyderius, prieš gydus, nes galvoja, kad jeigu pamatys, kad ir jam yra blogai, kad mumis tiesiog apsuks atgal. Be 14 metrų 6-7. Yra visiškai pizda. Šitą atkarpa turėjo būti lengva, bet yra visi savatinai užsnigti ir kilom visiškai tiesiai liniją. Labai stačiu kampu. Bet blogas minus yra tame, kad likę 208 metrų yra dar statesnė. Aš manau, kad čia bus žmonių, kurie nusirašys. Neįtikėtinai sunku. Bet ne tai, kad kažkokie simptomai aukščio. Ten, kad galva sakytų kažkas, bet tas toks bendras sunkumas. Eini žingsnį po žingsnį, o taip, kaip dabar eina. Tai tik su kamera. Taip, einam. Pavyzdžiui, jeigu eini ir pakeli rankas, pasidarytų kaip šoną, iškart uždūsti. Vieno rankos pakilimo. Stengiasi kažką šneka, nei su galvos iš šono, nei kažką klausyti. Nieko. Kęstai, proud of you. Well done. Visiškai well done. Tai Pavelas ateina. Paskutinis Tadas. Šviežus įspūdžiai. Žinai, kas problema kokia, kad likę 8 metrų dar statesnė. Fuck me. Kaip Pavelas?
Cam want to go. Aš einu atsisėsti. Šiaip, mes debilai esam. Mes visiškai debilai. Tikrai reikėjo nusirašyti man 6-7. Kai dabar grįžim į apačią, nežinau. Nežinau, bus pizda. Tik man tik pajau. Anyway, let's look how it goes. First part done. Reikia dabar nusileisti. Ir kai mes užlipom į viršūnę, aš iš karto jau pasakiau, kad viskas, man reikia vaistų, man reikia pagalbos. Aš vienas nebenusileisiu, aš nežinau, ar aš galėsiu paeiti, kaip aš ten kontroliuosiu savo koordinaciją. Ir tai yra nemažai nuotraukų, kur Deivis tiesiog, kur visi ten džiaugiasi vėliavom ir Deivis ten sako. Deivi! Deivi! Gyvas! Gyvas! Konkagvai tai visada viskas tas kaip ta patirtis, jinai niekur nedingsta. Tu tikiesi, kad kai jau bus Evereste ta audra, nebebus tau pirmas kartas. Kas iš tikrųjų ir buvo, mes Evereste jau tovėjo, nebijojom, kad ir kaip jis ten pūstų. Aš gal net sakyčiau, mes žymiai blogesnėm sąlygom mėgojom Konkagvai ar tam pačiam Kazbeke. Chicken Vegas. Ironmanas yra visiškai niekas. Nu, ta prasme, aš buvau pirmą kartą padaręs pusę Ironmano ir tada lipau į Elbrusą. Ir tada Elbrusą tiesiog supratai, kad kalnai ir tas aukštas oro išretėjimas, tai jisai tau gamtą parodo gali ir kaip tau tas oras yra svarbus. Ironmane kas, tai treniruojas ir padarai. Kas gali būti blogiausia Ironmane? Nukrist nuo dviračio? Gali jo tenais plaukiant sutraukt koją, kažkiek pavojingiau. Bėgant norėsi sustot, darai ir pasidarai. O čia vis tiek yra, nes vis tiek, kad ir kokiam aukščiu tu būtum, tu žinai, kad bet kada gali atsitikti aukščio lyga, tai ir tas pavojus šiek tiek kitas. Kalne tiesiog galbūt tu visiškai atitolsti nuo kasdienybės, nuo rutinos, nuo darbų, nuo įprastų žmonių santykių. Tiesiog papuolė visiškai atrodo ir kitą laikmetį, į kitą pasaulį, ko mes atrodo ir ieškom. Lipom ne dėl laiko, ne dėl kitų žmonių. Mes visi dabar Lietuvoje čia gyvename, Europoje, visi gyvename neblogą gyvenimą, patogų gyvenimą. Visi turim ką valgyti, visi valgom ką norim, nesam alkani, gyvenam šiltai. Turim, geras sąlygas visas. Tai aš norėjau tokį pasidaryti savo, pagyventi kitom sąlygom, kur ne kažkam kaime, bet pagyventi su tikslu visiškai išlipus savo kasdienių patogumų. Tai yra ir maisto, ir šalčio, ir kasdienybės, ką tu veiki per dieną, ir fiziškumo. Tai buvo tikslas ne pasiekti viršūnę ar kažkokį tai kalną užlipti, o visiškai save išvesti iš komforto zonos ir kad suprast labiau vertinant tai, ką mes turim, kasdien. Ir nekompromituosiu draugų. Komanda sumažėjo tai drastiškai, jeigu čiate buvo 12 žmonių, tai išvažiavom 6, o jau Kazbeke antram kalne buvom 2 su Deividu, tai... Kažkas pamatė, kad ne jiems tai kalnai, nors ten tik buvo 2,5 kilometro. Kažkas pamatė, kad ir to gal tas toks kelias, kad iš karto čia lipti kažkur daugiau, taip greitai, kažkam per greitai. Tai normalu, kad mes mūsų tik liko. Mes tikėjomės tikrai būsim gal 4, 3 bent jau. Bet likom 2 ir buvo visai gerai. Čia didžiausia baimė turbūt buvo prieš tą Everestą, vis tiek kaip yra, kaip čia pasakyti, jeigu bus blogai, reikės suktis, ar tikrai priimsis teisingą sprendimą. Mes šiek tiek bijojom, nežinojom, kai mūsų organizmas tai reaguos ir jeigu tu nuskrisi į Everestą ir tau ten prasidės aukščio lyga, reikės leistis, kai tau dar 50 minų prieš tai kopti. Dar 9 valandas, aš nebeturiu jėgų, noriu Dievą, kad viskas.
reiškia, tu Lietuvoje mėgi hipoksinį palapiniai, tu nustatai, kad aš dabar noriu, kad degonė pūstų kaip 4 km 500 metrų ir jinai trupučiai išretinta degonė. Povilas yra tam tikra prasme geekas, jis labai daug domisi, labai daug skaito, o tuo tarpu aš esu toks, kažkaip žiūri biškį priekį, gal trumpiau. Vykom atskirai po vieną, nes Povilas vis tiek ėjo, jis tą visą kelią ėjo, visą treką vadinamą iki Everesto, iki tos stovyklos pirmos. Aš kaip pagalvojau, kad aš dabar tenais einu iki tos stovyklos, man kiekvieną dieną sunkia ir man dar nuo tenais tik viskas prasidės. Tai tada iš tikrųjų buvo tokia dvejonė, what the fuck. Peizažas jis nuolat keičiasi, kuo aukštyn, to mažėja medžių, o tada medžių apmažėja, nebėra medžių, tada prasideda krūmai, jau tada krūmų nebėra, prasideda spygliuočiai ir tada jau įeini ir po truputį akmenis ir nieko. Tos dienos, nežinau, buvo gal tokios, sakyčiau, spiritual ir nelabai tikęs, bet kaip ir pradedi tą savo didžiąją kelionę, tai tų tokių emocijų daug buvo. Susitikom nesimatę kiek, gal 10 dienų ar kiek. Tai buvo malonu matyti jį gyvą ir sveiką ir su nuotaika, vis dar su užsidegimu. Turim vėl skrandžio problemas. Kūnas vis tiek gavo šiokį tokį šoką. Man pirmą gal savaitę gana stipriai skaudėjo galvą, gerdavau vaistus nuo galvos skausmo, bet nieko, bandėm, tiesiog reikia daug gerti vandens, taikaisi pabiškį tą kūną pripratinį. Ką einam pas gydytojus? Aš dėl ausytės, dėl ko tu eini? Deividas turi mažą pimpaliuką ir galvoja, kad Nepalį jam padės čia kažkas. Kumbaisval. Tai per visą šitą mums reikės kažkaip užlipti. Tai per Kumbo ledyną reikia pereiti. Tai ką tai reiškia, kad ledynas jis yra pastoviai judantis. Moka pimpačkukus lipti. Gerai, kad mes jau mokam. I think you need to share us with this brother. Ir pradėjo sezonas vėluoti ir jisai vėlavo 10 dienų, šiais metais jisai prasidėjo vėliausiai istorijai. Niekada tai vėlai nebuvo prasidėjęs. Neaišku, čia šis dėl to ledo, ar čia atsidarys tas Kumbaisval, čia jau net kiti pradeda panikuoti, kad bus atšaukta iš vis šitais metais ekspedicija. Ir gimė idėja, kad reikia lipti šalia esančią Labušio viršūnę, kad aklimatizacijai vietoj to, kuri panašiai būtų kai Kemcių. Už tavęs tos grožis pažiūrėk. Ką papasakosi? Kai mes lipom? Šitą, susnevoti viršūnę. What up? Tiesiog lipo rankom akmenim. Be lazdų. Amazing. Eiktų načia. Čia tai nulilas. Tai kai prasidėjo tas kalnas nuo pat pradžių, tokį statumų. Ir jis nebuvo jokio nezokio, nieko. Aš jau net galvoju apsisukti, net nelipti, nes galvoju, kaip man čia reikės nusileisti. Bet Povilas pasižiūrės, manęs daugiau žvilgsnių. Tai kaip ir vis tiek ir viršūnė, ir dar graži. Pirmas kartas buvo su Džumaru eiti, pirmas kartas buvo techniškesnė. Gerai, kad, kaip Deivis sako, mes nežinojom, kaip bus sunku, nes jeigu būtume žinoję, būtume ne. I have a message for Povilas. Yeah, please. Fuck you, motherfucker. Yeah, and then? Tai čia buvo antra aukščiausia viršūnė, nes už tai buvo aukštesnė Konkagva. Karočią nukrito kamera. Čia atėjau ir nukrito. Kem 5 minutės užtrukau paimti. Pagaliau mes galėjom pradėti savo nuotykį į tą vieną pavojingiausių ruožų Everesto, į Kumbo ledyną. Buvo daug einančių žmonių, buvo labai gražus vaizdas, nes matėme, kaip judumoje eina tokia šviesų juostelė žmonių su prožektoriais. Ir keliavomės į tą pirmą iššūkį, į rotaciją, į pirmą stovyklą.
Deivi, greičiau, nes gali nukrist. Atrodo kažkam blogai. Turėjom ten nuotykį, kad prieš mus valandą einantys žmonės gavo nuošliaužą, ištraukė ir evakavo su malūnsparniu, su sraigtasparniu. Mums iki tos vietos buvo likus valanda, Sarakas nukrito ant žmonių. So this is dangerous part, yeah? Let's go without accident, okay? Let's do this. Just icefall, fuck. Valandą prieš mumis, prašau, skridimą. Ir mes tada, kai pakilome kitos vietos už valandos, ten matėm visą eilę, visą krūvą vietų, daug kraujo gana palyginus. Matai kraujo, matai mėsas, nes tai buvo žmogaus, tai buvo rimtas incidentas. O, wow. Eina nahui. Eik tu nahui su visam mesom, blėt. Pybė išdėjau. Wow, nahui. Fuck me. This is not funny, man. Tai buvo žmonių, kas buvo valandą už, jie galvoja, jeigu mes būtume valandą lėčiau galėjo ant mūsų užkristi, mes galvojom, jeigu mes būtume valandą greičiau, jie galėjo ant mūsų užkristi. Tai toks buvo pirmas wake up call, kad čia rimta. Ledyno daktarai, stato naujus kopėčias. Tokį padarė. Ir tos legendinės kopėčios, turbūt ten kaip atėjom, tai sudėtos 5 kopėčios vieną po kitos per patį didžiausią plyšę, turbūt pačiam kaip ir viršųjų kumbų ledyno. Tai mes, kai implementacija buvo ten gal kokį 3 žmonių, tai reikėjo palaukti valandą. Aš žiūrėdavau filmus, visokius grožinius filmus, pramoginius, tos kopėčios, aš esu atsingos, skimės, prasidėjai. Atrodo scary žiūrint iš šono. Bet kai eini, aš nežinau, kažkaip susikoncentruoji, nepraeini, tai daugiau baimės yra žiūrėti, negu iš tikrųjų ten perės eiti. Bet nukrist, reikia būti labai pasimetus. Ten mūsų kemonė. Aš tada atėjus į pirmą stovyklą. Buvo nuostabus oras, gražus vakaras. Kaip jam tokia? Kaip varštė. Tai Deivis padarė klasikinį Deividą. Tiesiog atsigulė į palapinę ir ateinančias 3 dienas gulėjo palapiniai. Su sunkumais valgyti, su didžiuliais galvos skausmais, nes jau aukštas padidėjo vėl. Štai viską daro. Atsega kramponus, nuėmė striukę, duoda atsigert. Tada pradėjau gerti vartoti tokį vaistą, kurį Povilas vartojo nuo pat Luglos. Deivis dar net nepavalgė, jau raugė. Tai Camp 1 mes turėjom pailsėti 1 ar 2 dienas realiai, tai Camp 2, bet užtrukom šiek tiek ilgiau dėl blogų oro sąlygų. Kas Deivis išėjo į naudą, po 3 dienų jisai jautėsi kaip ridikas. Labai laiku gavosi, kad atsigavau, pavalgėm, atsikėlėm, susidėjom daiktus ir iškeliavom į Camp 2. Atsikūrėm. Ten toliau Camp 3. Ir antroje stovykloje irgi tenais prašviesėjo. Ir ką, tada kelios dienos dar toj antroje stovykloje ir tada darėm tą paskutinę rotaciją iki 3 stovyklos. Problema, kad baisiai karšta. Ir paėjom visi kartu grupiai, jie visi apsisuko eiti atgal į Camp 2, aš sakau, dar biškai paeisiu. Parodė, ką darysi kritiniai situacijai. Ir aš tada solo pradėjau lipti Lotzės sieną. Davidas going direct to his death. Pavyk grįžau visas sušalęs, ačiū Dievui, nesusirgau. O dabar biškai paeiti ir nebeit rytoj. Jo, gali tik į sienos paeiti užteks. Sako, varykit į apačią. Grįžau anksčiau į bazinę, ačiū Sauliui su geru patarimu, po to po kiek energijos. O mes visą ekspediciją lipom iki 3 stovyklos. Grįžti į kempą. And we good for rotation. Įsimintina šiaip dieną, nes pasiekiau turbūt tą savo be deguonės rekordą. Vėl buvo šaltis. Reiškia, vėl dehidratavau. Tai mes turim pereiti taip per Camp 3.
Čia rimtai reikės pereiti. Tai yra gal čia to kylio. Tuoj bus rotacija baigta. Buvau dehidratavęs nuo tos saulės, kitą dieną buvo sunku. Bet gera patirtis, kaip per tą sunkumą įmanoma praeiti. Ir dar laukiamės berods gal 5 dienas iki atakos. Žinojom, kad jau tų didžiųjų eilių nebus. Sauliau, My friend has a pair and I put them on and it was 25 sakai mum eit. Let's give it a shot. Žadėjom, kad išeit. Dabar yra po pirmos 28, bet aš nevėluoju, Deivis nevėluoja, mes buvom laiku. Gali kristi akmenis. Tai reikia skęsti. Ir tas nori valgyti. Ir prasidėjo karščiai. Nuo to sniego, kad ten sakė, vos ne 50 buvo 50 Celsijaus temperatūra. Buvom sustoję, atrodo, kad dehidratavau. Buvo pirmas kartas gyvenime, kai galvojau, kad kažko nebegaliu fiziškai daryti. Visiškai pipės. Ir mano šerpas irgi jau nieko nebeturėjo gerti. Nu, buvo be galo sunku. Aš bent jau tikrai atsiminsiu, kad viena iš sunkiausių dienų gyvenime. Sunkiausia diena gyvenime. Iškai karšta ant tos sienos, tai išeinam šiek tiek anksčiau. Aš kaip ir jaučiausi gerai, bet mano širdis biškį... Permušinė širdį. Negaliu eiti. Ir švenk karščio, o dabar vėluojam išeiti. Tai aš sakau Paulai, aš einu pirmas ir pasivysi, nes neskubėsiu. Eilinį kartą parodė savo savaladiškumą. Eina šikt. Deguonis davė savo lengvumo, tikrai pasijuto labai didelis skirtumas, kai gauni deguonį. Aš užlipau į Camp 3 per 4 valandas 12 minučių. Iš Camp 2 į Camp 3 užlipau lėčiau negu be deguonės pirmą kartą. Nu tai irgi buvo indikacija, kad kažkas buvo. Nebuvo ten mano pati geriausia diena. O, Camp 3. Ir ką, tas skamba žadintuvas. Ir mes prieš einam miegot pasižiūrėjom į balioną. Man nieks nepasikeitė, tai nežinau dėl ko, kaip ten gavos. Kai miegojom buvo ant mažesnio ir jis ant mažesnio tiesiog neveikia. O aš atsibundu kaip tik priešingai. Visas žvalus, susimiegojęs, man baterija vos nes 100. Nes tikrai jaučiaus prastai. Visą naktį nemiegojęs, pradrebėjęs, šalta. Nu, aš sakau jam, kad būk čia, ilsiekis, dabar gausi degonės, kvėpuok tą degonį, atsigausi, dar vieną naktį pailsėsi. Nu ir tada nusprendžiau ilsėtis. Tai čia tas ir buvo lemtingas įskirimas, kur Deivis, kur kaip ir lipom kartu ir nuo tos momentų jau gavos, kad labai skiriasi mūsų istorijos nuo čia. Tai į Camp 4, iš Camp 3 išėjom irgi pagal grafiką, anksčiau ryte, buvo geras oras, iškeliuota. Lipom į Camp 4, mane pirmą šokiravo, kad ten tikrai šiukšlynas. Nu, aš galvoju, faktai, kur mūsų palapinės, viskas čia ištaškyta, čia nieko nėra to kalno. Tai, žodžiu, mes atidam tą palapinę ir tikslas buvo pailsėti porą valandų, nu, pamiegoti. Esame beveik susiruošę. Tu išeisim į ištrumą. Kad jau supranti savo, kad nesisėdi. Nu ir viskas, aš matau, kad kalnas, kad būtis tokį statumą vėl lipa į viršų prieš tave. Bet tada pradėjo, kažkur apie balną pradėjo šalti šerpui kojas. Ir jis pradėjo man sakyti, turime didinti tempą. Tada vienu metu sako, kad my toes are probably gone. Nu jau nebetus jau labai blogai. Ir tada dar greičiau turėjome eiti. Ir mes tam pradėjom žmonės kitus lenkti, kurie ėjo prieki. Bet man buvo labai sunku ir jau praėjus visą tą Hillary Stepą, kuris buvo irgi ten techniškai sunkus palyginus. Lipom į viršūnę ir man ten nei tų emocijų buvo kažkokių. Buvo su jėgom prastai, tai aš žinau, kad mes degonį turėjom limituotą,
Tai ten stovės viršui, kvėpuoti degonį tokiu tempu iš baliono, nei noro buvo, nei jėgų buvo. Ir norėjau kuo greičiau lipti į apačią, kad gal bus ten vėl bus daugiau degonės, gal bus geriau. Sako, degonės nėra, leidžiamės į apačią arba mirsi. Nes, čia miegoti tai tikrai neišmiegosi be degonės. Sakau, mėgam Camp 3 be degonės, išmiegosim. Tai lipam Camp 3 ir miegojam Camp 3 be degonės. Ir tada, ryte, kokią 5 ryto, mes išlipam Camp 3, nusileidom apie 11:30 nakties. 5 val. Mane žadina jau, keliamės. Sako, yra šansų, kad atskris tave paėmė helikopteris į Camp 2. Ir man tada pilna jėgų helikopteris. Geras pavyzdys, visą mano ekspediciją, jeigu žiūrėti domino, tai jau trečioje stovykloje, kai išmiegojau be degonės, jau ta pirma kaladėlė griuvo. Jau situacija gerėja. Ir nuėjom anksti miegoti ir tikslas buvo ryte atsikelti ir su šerpu išeiti į 4 stovyklą ir iš šturmą. Labas rytas kolektyvas. Visai kitos nuotaikos, kitos jėgos. Puikiai jaučiausi. Tokia kaip ir įsimintiniausia ir geriausia, nes ir gerai jaučiausi, ir filmavausi, ir fotografausi, ir tikrai pasimėgau tuo. Camp 4, baby! Pamenu, kad kai buvau prie Jupiter Hill, man parašė Jaršovas, kad Deivis užlipo. Aš tada pasidžiaugiau už Deivį mintystę, galvoju saugiai nusileisk ir tada užlipo ant to Jupiter. Ir yra video ir ten taip vanoja vėjas. Ten tu matai tiesiog kaip skrenda debesis nuo to Everesto ir sniegas ir tada galvoji, kad... Reikia padaryti vietos biškį. Mes įpriėmėm su Keilinu ir išėjau apie 8 val. Prieš 9 į šturmą. Ir oras pradėjo prastėti. Truputį buvo aišku, kad gal ne šiandien. Ir tada mūsų komanda, kuri lipo 3 valandom anksčiau, jie apsisuko. Ir neatrodė, kad tas oras gerėja šiaip, neatrodė, kad mažiau sninga ar mažiau pučia. Tai... Pagalvoju, tai vadinasi, jie jau leidžiasi. Na čia prasidėjo gal ir ta jau nemaloni patirtis. Tai ten, kai tik apsisuko, mane šerpas paliko, tai gavosi, kad mes grįžtam į audrą. Aš neturiu miegmaišio. Aš pamenu, kad gulėjo Keilinas, gulėjo Saulius, aš prie Sauliaus kojų. Saulius sako, aš eisiu ieškoti palapinės. Ir jam reikia išėti iš tos palapinės ir aš matau, kai jisai visas dreba. Sakau, ką tu darysi, Sauliu, eisi, neisi. Nusprendžiu, kad jam reikia padėti ieškoti tos palapinės. Tai jau per visą Camp 4 ieškojau kiekvieną palapinę. Radau vieną palapinę. Radau Saulių palapkę. Saulius nebuvo happy toj palapkėj, maždaug gal čia kažką geriau galim rasti. Šerpas davė miegmaišį, pakeitė degonį. Ir sako, guys, lipam žemyn. Sako, taip viskas. Ten tokia prasidėjo įtampa, kad nes Keilinas nervuotas, aš irgi jau išsekęs pervargęs, Saulius irgi tenais gliūčina. Tai aš labai jaudinuos, kad aš jau sulipau ir jis gali priimti neadekvačių sprendimų vien dėl to, kad aš esu sulipęs. Tada mes radom kaip ir kitus šerpus. Ir tada tiesiog out of nowhere tie šerpai atėjo, sako, viskas einam į viršūnę. Viskas, ką mes ten išėjome tą viršūnę? Aš Keilinui sakau, sen, čia per riskį yra. Kad nereiktų žemiai nešti 8K Expedition nuplėšė. Viskas ir paliks. Pradėjau jaus kažkokį blogą jausmą, toks, kad tu lip ir galvoji, blemba, jeigu užlipsiu, aš nenusileisiu. Niekur taip nebuvo. Tai reiškia, tas jausmas, jis toks irgi pirmą kartą atėjo. Tada jau grįžai, paverkiai, išsiuntei žmonai žinutę ir ėjai miegot. Tai ką rytas, kai jau tikrai žinau, kad Everestas ne šį kartą. Po 7:35. Reikia kažkaip leistis. Planas dabar į Camp 2. Žiūrėsim, kaip jie buvo. Gal ir Base Camp.
Aš pamiegojau iš karto, taip prašysėjo pirmą kartą po 2 parų. Galvoju, jeigu visą dieną pramiegočiau, pravalgyčiau, pragerčiau, būtų kaip kem 3 ir tada vakareičiau. Bet nebereikia. Bet čia jau kažkaip pagalvojau, kad čia jau būtų ir visi pergyventų ir tada gal tada ir atėjo pačių dviejonės, galvoju, tik to viskas reikia priimti taip, kaip yra, Everestas ne šį kartą. Ir mes nusileidom nuo Jupiterio kaip ir visi ir Lotses High Camp'e, aš tiesiog sustojau pailsėt ir manęs niekas nelaukė. Jie kipėjo taip ir nuėjo. Ir realiai nuo Lotses High Camp'o, tai aš nežinau, kiek 7-8 gal, aš iki antros stovyklos leidaus vienas pats. Turiu jėgų. Ir visą dieną davė ryšį taberėlę. Ir 1,75 litrų vandens. Gal aš tiesiog vėl dehidratuosiu, aš jau ir taip žinau, kad aš dehidratavęs esu iš viršaus parėjęs, tai čia faktas yra. Tai kad ir kaip aš neturėjau tų jėgų, ir kad ir kaip man ten visi rašė pasilik niekur neiktas ir tu atskris, aš tiesiog pradėjau leistis žemyn. O, prašau, kuriam sakėte, kad aš esu? Nu ką, aš vienas pats base camp'e. Reikia laiko, kad viskas susigulėtų į savo stalčiukus, bet gal kaip pasakydė, ne visada viskas pavyksta, galbūt taip, kaip nori, ar ten iš pirmo karto, ir tai irgi yra okei. Mano visas lipimas tikrai nublanksta, jis toks gana lengvas pasidaro. Žodžiu, kad aš įlipau į kalną, tai rodo, kad Povilas būtų jį tikrai įlipęs. Bet jeigu būtų man atvirkščiai buvę, jeigu būtų sulipęs Povilas, o aš neįlipęs ir aš neįlipęs ten dėl oro, tai jo įlipimas neįrodo, kad aš būčiau įlipęs. O dabar gerai, kad aš jam pasakė, kad aš įlipau. Tai nežinau, kas svarbiau, ar nuotykių parsivežti ir be viršūnės, jeigu grįžti sveikas, ar su viršūnė ir be nuotykio. Jeigu man būtų toks pataręs, aš būčiau paklausęs, būčiau nelipęs. Jeigu būčiau žinojęs, kas ten laukia, aš būčiau nelipęs. Mano treneris lipęs yra į Everestą 4 kartus. 3 kartus buvo neįlipęs ir lipo tik iš 4 karto. Tai kai mes vakar pasijungėm, jisai pasakė labai tokius gerus žodžius ir man atrodo, kad mane dabar gali suprasti tik tas, kas yra buvo šitoje situacijoje. Ir jisai pasakė, niekam neleisk savo pasakyti, kad čia tik kalnas, kad čia yra nesvarbu, nes niekas nežino, niekas nebuvo ten, niekas neišgyveno, niekas nežino, kiek tau tai reiškia. Tai taip ir gyveni dabar, kad kaip čia, visiems ta istorija yra įdomi, bet visi sako, tai kodėl tu ten grįši, tai ką aš turiu žmogui aiškinti, jeigu jis nesupranta, dėl ko aš grįšiu. Dabar Povilas, kadangi lips vėl į Everestą, tai gal dabar mes visi gausim draugai pailsėti nuo jo idėjų. O jeigu sugalvosiu lipti dar gyvenime kokius kalnus, tai galbūt į K2, bet jeigu taip atsitiks, tiesiog prieikit man ir trenkit į veidą, kad atsibūščiau. Kaip tu, brolau? Kur jie šaut? Eik tu nahui ir šosi savo kelionėm. Šovas, nahui. Paskutinis kartas, kurva. Užblokuosiu nahui per visur, blėt. Nerasi nei manęs, nei nahui žmonos, nei mano, blėt, tėvų, blėt. Kurva, su savo nahui kelionių. Pafilmuok, nahui, sėdi, žvengia, blėt, su laipka savo.